Nu pavarom, labas tau, mano draugė, ryt sveikinai su tavim ir vėl iš kalnų ir padarykim šį nuostabų sekmadienį, ar kad ir kada klausai šitą įrašą, susivėliau visas, kad įbėgiojom po kalnus, mano nuostabi mankšta, pati geriausia gyvenime mankšta yra pasimti hantelius, dabar su po 10 kilų bėgioju rankose. Ir bėgti į statų kalną, kiek tik išeina ir kiek tik gali ilgiau su hanteliais. Tai jeigu nori gero sporto viso kūno, pabandyk bėgti į kažkokį statų kalną ar piliakalnį ar panašiai su hanteliais. Labai labai gera mankšta. Tai šiandien yra nuostabus sekmadienis, nuostabi nauja diena, kokios dar nebuvo niekada. Pastikrink. Viskas, kas buvo vakar, užvakar ir prieš 2 minutės, prieš klausančio įrašo neegzistuoja, viskas išsitrina ir baigta ir pamirštam tai, nebėra. Tai kad ir ką pridirbai vakar šiam gyvenime, kad ir dėl ko jauti kaltę, ar sunkumą apie praeitį, arba grįžta vis mintis apie praeitį, ėda kaltina tave, tenais drasko, nervus, nerimą sukuria, visa tai nebeegzistuoja. Visos šitos istorijos jau nebeliko. Jos yra praeitis, jos yra kapinės. Mes nenorime eiti kapinės. Mano draugė, ar tu mėgsti eiti kapinės, aš nemėgstu eiti kapinės. Dėl to nebeik į mintis apie praeitį. Sakant tai, kai nebeini mintimis į praeitį, yra vis tiek likę kūne tam tikrų, valgiau avokadų, stringa gerklė, kūne yra likę tam tikrų energijų apie praeitį. Ir jos gali dėl to tau ateiti ir sakyti labas, leisk man perėti tavo kūną ir aš noriu grįžti namo. Kiekvienas jausmas, kurį mes jaučiam, sunku jausmą apie praeitį, apie praeities įvykius, kas nors paliko tave, kas nors įskaudino tave, kas nors... Kas čia dabar yra? Kas nors įskaudino tave, kas nors sužeidė, įžeidė tave, ką nors praradai, pametėjai ir taip toliau, tėvai, seneliai ir vaikai ir visa tai, viskas, kas kabo tau apie praeitį, yra tavo kūne. Tu esi vaikščianti praeitis ir dėl to, kad tu neleidi šitoms energijoms pereiti tavo kūną ir išeiti. Tai įsivaizduok, tavo kūnas yra kaip tubelė. Aš dabar neturiu nieko paaiškinimo. Paims šitą adapterį telefoną, ne? Ausinių. Tai tavo kūnas yra kaip šita tubelė ir energija pro vieną jausmą įeina ir pro kitą turi išeiti. Ir ką žmogus daro, jisai ties vidurio, sako, neik niekur, čia pradedi blokuoti, dėti sienas visokias, statyti takiešių pilis visokias ir negali praeiti energija pro tave. Ir mūsų visa gyvenimo ekstazija yra padaryti, kad tavo kūnas pradėtų perleidinėti energijas per save ir nebeužspausti jų ir nebijoti jų. Tai jeigu tu pažiūrėsi, beveik visa visuomenė bijo baimės jausmo, bijo sunkaus jausmo, bijo jausti spaudimą krūtinėje, atrodo, kad tau kažkas nutiks, atrodo, žūsi, mirsi, išprotėsi, išvežta kažkur. Jeigu jausi spaudimą krūtiniai, bet žinau, kad nieko tau nenutiks, jeigu jausi spaudimą krūtiniai 2 minutės, 3 minutės, 5 minutės. Ir žinau, kad nieko tau nenutiks, jeigu tu jausi galvos skausmą. Dauguma žmonių, kurie atvyksta pas mus arba šiaip darau sesijas su jais, prisijung sekmadieniais, prisijung į akademiją, taigi privačią sesiją, jeigu nori pavaryti. Kai darau sesiją su jais, dauguma žmonių, kai patiria kažkokį simptomą savo kūne, kažkokį diskomfortišką, truputį nemalonų simptomą, jie iš karto eina gerti vaistus, slopinti, nuskausminti, užvalgyti,
užgerti paracetamolį, užgerti aspirinų, užgerti slopinančių vaistų, kad tik nejausti skausmų, kad tik nejausti diskomfortą ir kad tik nejausti. Ir visas gyvenimas yra apie nejausti, užslopinti kuo daugiau, užkiš save, padaryti robotų, padaryti nejautriu ir vaikščioti kaip siena, nieko nejausti. Kuo daugiau tu užslopini save su visokiom substancijom, tuo daugiau tu nejauti nieko ir energija užstringa kūne ir negali praeiti per tave. Tai kokia yra išeitis? Išeiti iš to darai priešingai. Viskas, ką naudoji slopinimui savęs, atslopini. Pažiūrėk filmą The Giver, man atrodo, siuntėjas ar davėjas lietuviškai, The Giver, angliškai. Ten yra irgi truputį apie tai, vai geras filmas. Ir tiesiog atslopink save, tau nereikia knygų daug skaityti, tau nereikia seminarų daug eiti, atslopink save jausmam ir tau atsidarys viskas, visas ekstrasensorinės dovanos, sugrįši jaunystę, sugrįši vaikystę, tavo spindės kūnas, visas tavo akis spindės ir būsi nuostabus žmogus, taip kaip Dievas sukūrė tave. Ir dabar esi nuostabus žmogus, bet kūnas tikriausiai tavo yra užslopintas nemažai dar ir užkištas, ko nereikia, su maistu ir emocijom, energijom įvairiom. Ir kai neši visą tai, ko tau nereikia, yra tiesiog svoris tai gyvenime. Tai kam nešti tai, jeigu gali nenešti nieko, jeigu gali būti savimi. Kuo daugiau neši energijų svetimų, tuo labiau jos sukuria chaosą viduje ir išmuša tave iš tavo, kas esi viduje. Tai metam lauk visą tai, metam lauk viską, ko nereikia pas mus turėti ir leidžiam kūnui išsiskleisti. Ir tas procesas, jisai užtrunka šiek tiek, jisai kartais yra diskomfortiškas. Pavyzdžiui, tu esi, jeigu įsivaizduok, jeigu esi daigas, ne, gėlės daigas arba kokio nors žolės ar agurko daigas, ir tave pasodina kaip sėklą, ir tu esi sėkla ir tu pamažu pradedi, kas čia vyksta su manim, kas čia daros, kažkas lenda iš mano rankų, iš kojų, kažkokie, ne, žali dalykai ir taip tu pradedi iš sėklos virsti daigeliu ir tada esi žemėj, tamsoj, ten vyksta, skleidžias tavyje kažkas, tu net nesupranti, kas daros, tau plyšta kūnas, išlenda į visas pusės kažkokie dalykai ir po kažkiek laiko visai netikėtai, tu iškiši savo stiebą pirmą kartą virš žemės į saulę ir pamatai orą, pamatai, kad yra visiškai kitas pasaulis už žemės, už ten, kur tu gimė ir ten, kur tu buvai, ne, žemės, žodžiu, kaip ta pasodina kaip sėkla. Tu iškiši savo nosį, iškiši savo stiebą ir kita realybė, kitas pasaulis. Ir čia yra panašiai, kai žmogus yra nejautrus, kai žmogus yra uždaręs save jausmam, tu esi kaip sėkla, kuri yra tamsoje ir kuri dar nėra iškišus savo stiebo į saulę. Ir aš ką noriu perduoti tau visais skirtingais būdais. Viskas, ką aš darau dabar gyvenime su žmonėm, yra apie tai, kad perduoti tau, kad atspaustum savo jausmus, kad atidarytum save energijom, kad nebijotum jausti nieko, joks jausmas nėra už tave stipresnis, jokia energija, joks potyris kūno nėra stipresnis už tave, tu esi nepaliečiamas, tu esi kūrėjas, tu esi stebėjimas, tu esi būtis, tu esi šį akimirką ir nieks negali tavęs paimti, mano draugė, kai nesaugai savęs. Tai paslaptis yra nesaugot savo kūno nuo nieko, kas vyksta. Daug žmonių bijo panikos atakų, daug žmonių bijo nerimo, daug žmonių bijo streso, įtampos. Sako, aš nebenoriu jausti to, aš nebenoriu patirti to. Tu niekada nejautai to. Jeigu tu jaustum, tai tu išeitum iš to iš karto. Tu niekada nejautai streso, įtampos ir panikos.
tu bėgai nuolatos nuo streso, įtampos ir panikos. Ir kai tu užkerti stresui, įtampai ir panikai kelią, jinai užstringa tavo kūne, jinai lieka, negali praeiti, negali prabuksuoti. Ir dėl to tu ją jauti dienom, mėnesiais, metais, 10 metų, jinai lieka, stringa tavo kūnės, nes tu ją stumi iš savęs, tu ją nustumi. Tai žmonės sako, aš jau ten 5 metus jaučiu sunkumą dėl skyrybų. Ne, tu nejauti 5 metų sunkumo, tu bėgi nuo šito jausmo, tu nenori jį pažiūrėti 5 metus ir jis yra užstrigęs 5 metus tavo kūne ir negali išeiti. Jeigu tu susitiktum su juo, truktų 20 minučių, galbūt pakratytų tavo kūną, gal išverktum, gal išpyktum, sugiltų pyktis, didžiulis agresija, teroras, bet tu nenori to jausti, dėl to tu bėgi ir dėl to tai lieka tavo kūne ir ėda kūną iš vidaus ir dėl to jisai negali spindėti jaunystę, gyvybę ir grožį, mano draugė. Tai nuimk šitą užtvarą, nuimk šitą užtvanką, leisk vandeniui tekėti, bebrus visus, išleisk atostogų, kurie stato šitą užtvanką. Ir leisk viskam tekėti, visom energijom tekėti. Ir nepamiršk atiduoti savo dienos aukštesniai jėgai į Dievo rankas, nepamiršk atsikėlus arba dabar per šį įrašą sakyti, aš atiduodu visus savo jausmus, visą savo kūną, visą savo gyvenimą, visą savo dieną aukštesniai jėgai, Dievui, dvasiai. Tegu mane veda ir duokite aiškumo, kaip man išgirsti tai kuo daugiau kiekvieną dieną. Ačiū, Hebra. Ir ta aukštesnė jėga nėra kažkas svetimo. Tai yra mūsų namai, tai yra mūsų didybė, mūsų aukštesnis aš, mūsų prigimtis ir dėl to neturi kažkaip oficialiai šnekėti su tuo. Tai yra pats artimiausias ryšys, koks tai gali būti su tavim, dėl to drąsiai šnekėk, drąsiai prašyk, drąsiai klausk ir klausyk atsakymo ir jis ateis visada. Sukurk ryšį su savo aukštesnė jėga, leisk įvesti tave, leisk parodyti, kur mūsų protas, mūsų smegenys nemato tobulumo, kur mūsų smegenys nemato, kodėl būtent tai, kas vyksta dabar, yra tobula. Leisk tą energiją parodyti tau tai ir leisk grąžinti tave, parvesti tave namo už rankos ir viskas, ir baigta. Tai sugadink, sudaužyk visas užtvankas, bebras išleidžiam atostogų, atiduodam viską į Dievo rankas, atiduodam viską į dvasios rankas ir jokios praeities nėra, kad ir ką pridirbai, kad ir ką prikūrei. Dabar yra nauja akimirka ir jeigu apsižvalgysi aplink, jeigu pažiūrėsi, pajausi, dabar gali rasti tik tai, kas yra čia. Daugiau nėra nieko, kas buvo ir nieko, kas bus. Ir dabar šią sekundę tu per savo kūną žiūri šitą įrašą, savo ausim klausaisi mano balso ir daugiau nieko nėra pasaulyje. Tik aš ir tu šitoje erdvėje. Ir daugiau nieko nėra. Ir žinau, kad nieko nebuvo ir nieko nebus. Ir būk dėl to čia. Tai saugiausia vieta, kur gali būti mano draugė ir tegu viskas teka per tavo kūną. Viskas, kas vyksta šitoje erdvėje čia, viskas, kas vyksta šitoje akimirkoje, tegu eina per tave ir ką atneša šitą akimirką, kas joje nutinka. Neslapink to daugiau vaistais, substancijom, maistu ar dar, kad ir kas tau tai yra, pabandyk pabūti su to, pabandyk išbūti bent šiek tiek ilgiau negu įprastai, pabandyk išbūti tą jausmą, pabandyk užmerkti akis ir pažiūrėti, ką jauti savo kūne, kas vyksta tavo krūtinėje, gerklėje, pilve, kai kyla sunkumas. Pabandyk išbūti tai ir pamatysi, kaip viskas pradės tekėti ir kai padarys tai kelis kartus ir pamatys, kad palatė, jeigu aš pažiūriu į tą energiją, užsimerkęs ir nejudu, jinai praeina per mano kūną, aš ją išverkiu, aš ją išjaučiu, kažkas nutinka, iškvėpuoju,
kūnas iškvėpuoja tai ir viskas, ir jinai ištirpsta. Aš visą gyvenimą tiek bėgau nuo to, tiek gėriau vaistų, tiek gėriau slopinančių. Man užtenka užmerkti akis ir pažiūrėti. Tai va, kažkas atėjo pas mane, bėgsiu dabar ir iki. Svečiai atvažiavo ir pažiūrėkim, kas toliau bus mūsų realybėj. Iki, mano draugė.